1, 2, 3, važiuojam, esam Bitcoino šorte, jis atrodo štai taip, ant 4 valandų nieko čia labai nesimato, bet toj prisiartinsim ir pasižiūrėsim. Paskutinis dar dalykėlis, kas nori prie mūsų prisijungti, ar ne, prie mūsų tradingo, matyti mūsų tradus, techninės analizės mokymus gauti, copy tradingą, jeigu norit kopijuoti mūsų tradus automatizuotai, automatiškai, ar ne, tai būtinai prisijunkit prie mūsų. Šį mėnesį turim 66% nuolaidą tik šį mėnesį. Tai va, būtinai pasijunkit, užsukit į Telegramą Oskaras Trading, ten bus daugiau info, o pačią narystę galite įsigyti per mūsų puslapį oskarastrading.lt. Gerai, grįžtam atgal. Tai pasižiūrėkit, ką mes turėjom ant 4 valandų time frame. 1 tap, 2 tap, 3 tap. Čia yra vadinamas Model 1. Kur tu esi? Čia yra vadinamas Model 1 Eclipse. Ir kai gaunam tokį Model 1, ar ne? Bum, ar ne? Tada mes keliaujam į apačią. Mes galim keliauti į apačią visiškai, mes galim keliauti prie Monthly Open, kuris yra prie 112-113 k. Reikia tikėtis, kad to nenutiks, bet tokia galimybė yra, dėl to visą poziciją uždaryti būtų nesąmonė, ar ne? Dėl to mes dalį pozicijas visada turime likę būti atidarę. Tai turėjom Model 1, turėjom retestą daryti tą Model 1, kur irgi neįėjau, taipogi. Bet įėjau iš tai šitą point of interest. Ar ne, šitą gražų shortą, gavom rejection, gavom open interest divą, CVD divą ir drąsiai įėjom. Tai turiu pasidaręs realiai 2,6 prie vieno setupą, tai jeigu netgi ištopins, jeigu long term aš taip tradinsiu, tikrai man reikia mažiau negu 50% pataikymo, kad išlikčiau pelningas, ar ne, bet faktas, kad mūsų setupai yra 3 prie 1, 4 prie 1 ir daugiau, dėl to ne apie pataikymą kalbam, o apie rizikos kontrolę, ar ne, svarbiausiai. Tai vat, tai turim šitą dalykėlį, gražus Model 1. Ir turim labai gražų shortą. Bum, šitas low. Galim pasižiūrėti, ar tiesiog, ar gausim čia SFP ir išimsim, tai čia mano pagrindinis, ar ne, yra, kur jau dalį, tikrai norėčiau didžiausią dalį savo pozicijos uždaryti ir aš būčiau patenkintas netgi, jeigu visą čia poziciją uždarytumėm ir tada galėčiau eiti prie kito setupo. Bet šitoj vietoje, man atrodo, 80-90% pozicijos būsiu jau uždaręs ir pažiūrėsim, ar gausim tolimesnį judėjimą į apačią, ar gausim ar ne SFP ir tada reboundsinsim ir toliau viršų, ar gausim kažkokią tai ar ne, nuo FEG atgal judėjimą į apačią ir mes jau šitų zonų kurį laiką nematysim. Tai stebėsim visą šitą dalyką, bet reikia būti pasiruošus ir longui, ar ne? Tai 1314, nu šitą zoną, vat. Šitą zoną. Ir stebim struktūrą. Ir atgal prie highs. Oi, visą paėmiau. Visą paėmiau čia. Gaunam BOS, gaunam buldivą ir važiuojam. Galim dėlį šoną nusikelti ir pažiūrėsim, kaip viskas įvyks, ar ne. Tai vat, pažiūrėsim, ar galim iš viso iki šitos apačios nukeliauti, bet svarbiausias dabar yra šis tradas, kuriame dabar esam. Ir pažiūrėsim, kaip galim toliau ar nesužaisti. Tai vat, aktyviai toliau vyksta copy tradinimas per paskutinį mėnesį padaryta berods 35%, tai jeigu su 1000 būtumėt prisijungę, būtumėt užsidirbę 350 USDT ar eurų, nesvarbu. Tai jeigu norite tai padaryti, prisijunkit, įsigykit mūsų narystę ir tada gausit visą informaciją, kaip galite prisijungti. Bet toliau einam degintis, atostogauti ir pasimatysim kitomis dienomis. Ir jeigu norit prie mūsų prisijungti dar kartelį, dabar yra pats tas momentas tai padaryti.